žinai, kad du žydai, sako, klausyk, Rabinovičiau, dėžutė iš dramblio kaulo, kurią tu man padovanojai per praėjusių jubiliejų, pasirodo buvo, kaip sakant, netikra perdirbinys padėlka. Tai kaip dabar pasiaiškinsi? Tas taip žiūri, sako, gali būti, Chaimo, nes šitą greičiausiai ten buvo dramblio kaulo protezas. Taip, protezas. Vieną iltį įstatė, protezas. Geras, nauji metai jau ateis kažkada, ar ne, karnavalai visokie prasidės, tai vat ir anekdotas su tuo susijęs. Per naujametinį karnavalą, nors ir pirmūnas Petriukas apsirengė liūtų, vis tiek gavo lupti nuo kiškučio Jonuko. Apsirengsiu liūtų. Kaip ir sulėse kiškučiai. Taip, nuo šiol Sveikatos apsaugos ministerija vegetarus ir veganus siūlo apibendrintai vadinti žmonės su netradicinė kulinarinė orientacija. Taip. Jeigu taip, tai jau taip. Okay. Brangusis, tau seksas. Visą laik seksas, bent į muziejų nueitumėm kokį pasižiūrėti, kokį nors paveikslų. Aha, muziejui bus seksą. Čia tas pats, man trūksta dėmesio. Vyras sako, dėmesio, dabar seksas. Taip. Žinai šitą, ne? Jo, šitas geras. Taip, sako, šiandien moteris pasakoja, kino teatre būdama visiškai įsitikinau, kad vyras, nesvarbu kokio amžiaus, sako, yra visiškai kaip mažas vaikas. Ir to įsitikinau stebėdama 40-metį vyrą, kuris niekaip 20 minučių negalėjo apsispręsti, kokią kolą jam imti. Su Transformerio piešinuku ar su Vežliuko nindzės. Super. Katinėlį, kur tu? Aš virtuviai. Užsičiapk, kvailį, aš katino ieškau. Dar vienas. Žmogus pas odontologą sėdėjo, pirmą apžiūrą, užčiaupė. Odontologas kažką rašo, sako, taip, čia bus toks receptukas, čia grafiką sudarinėjom paties lankymo. Ką, sako, aš galiu pasakyti, dabar reikėtų jums vengti artimiausių metų, nežinau, pusmetį, 4 mėnesius cigarečių, jokio alkoholio, gėrimų, tokių. Su moterim tai čia kaip išeitų, kažkokio kalėdinių dovanų, tokių rimtesnių nieko į užsienį beje nevykite, jeigu galima. Sako, gydytojo, ką tai bendro turi su mano dantimis, kodėl man taip apribot save? Matot, jūs tiesiog neturėsit pinigų, jūs apmokinėsit sąskaitas pas mane. Patarimas. Beje, by the way, tai yra beveik teisybė. Arba visiškai teisybė. Savo kidantis. Kas vairuoja naują Mersą, gerai gyvena. O kas vairuoja seną Mersą, senai gerai gyvena.